Daug kas iš mūsų prisimena tą nuostabų vaikystės laiką, kai vasaras praleisdavome stovyklose. Tada atrodo ištirpdavo visi rūpesčiai ir nerimas. Todėl mes labai džiaugiamės, kad mums jau 3 kartą iš eilės pavyksta atkurti panašią atmosferą Rusnėje. Astropsichologijos instituto Uranija vasaros stovyklos jau tampa tradicija. Ir šiais metais mes buvom priversti net apriboti dalyvių skaičių. Stovyklose gali dalyvauti visi, tiek Astropsichologijos instituto Uranija studentai, tiek atsitiktiniai žmonės išgirdę apie šias stovyklas iš savo pažįstamų ar pamatę stovyklos reklamas internete. Iš pradžių visiems būna nedrąsu, nežinia čia ko laukti. Tačiau visi mes ištroškę bendravimo ir žinių, kai kam yra labai svarbu išgirsti istorijas, panašių į jų pačių ir suprasti, kad jie nėra vieniši. Kitiems paprasčiausiai atėjęs laikas atverti savo širdį ir susirasti bendraminčių. O dar kai kas tiesiog mus užburia savo sėkmės istorijomis. Uranijos absolventai ir trečiakursiai jau gali labai profesionaliai pravesti grupinės terapijas, kai kuriems tai pirmoji terapinė praktika, o jų klausytojams pirmoji pažintis su terapija. Ir jaučiasi, kaip visur aplinkui tirpsta nepasitikėjimo ledai ir vis dažniau skamba juokas. Terapijas pakeičia diskusijos prie laužo, o po gilaus miego daugelis dar spėja išsimaudyti prie patekančiai upei. Netikėtai prasidėjęs lietus sugriauna planus šokti zumbą ant tėvelės, tačiau gerą nuotaiką ir puikų energetinį užtaisą mums garantuoja mūsų zumbos instruktorė Irina, kuris sugeba paskleisti šią nuotaiką ne tam nepritaikytoj salėje. Toliau vėl praktikos, šiek tiek meditacijos ir ramybės skambant variniams Tibeto dubenims. Be abejo, puikia nuotaika mums padeda sukurti ir skanus maistas, paruoštos mūsų šaunios šefų komandos. Gerai, kad jie pasirūpino pagaminti daugiau maisto, nes daugelis prašo ir antros porcijos. Sekmadienis po pietų, tačiau niekas nenori skirstytis. 2 paros pralekia kaip akimirka. Tačiau beveik visi sako, kad mes dar susitiksime ne kartą.